Su verslo liudijimu patalpos nuomojamos tik gyvenamosios paskirties ir fiziniams asmenims. Tai galėtų būti ilgalaikė nuoma ir galėtų būti trumpalaikė nuoma su tam tikromis sąlygomis, kurių mes dabar neaptarinėsim. Klausimas buvo, kaip man dabar geriau daryti, noriu išnuomoti patalpas verslui, tai kaip man geriau daryti? Sudaryti sutartį. Ko gero, sudaryti sutartį reikia nepamiršti, kad iki 12 VDU bus 15% GPM tarifas, jeigu nuomos bendra suma kaina viršyje 12 VDU per kalendorinius metus, tikėtina, kad dalis bus apmokestinta 20% GPM tarifu. Ir dar noriu pasakyti, kad nuomininkas privalo iš sutartos nuomos kainos išskaičiuoti 15% GPM, deklaruoti ir sumokėti į biudžetą. Sutarta, sakykime, 1000 eurų nuomos tokia kaina per mėnesį, tai nuomininkas nemoka nuomotojui 1000 eurų, jisai moka 1000 minus 15%. Tuos 15% jisai sumoka į biudžetą. Viskas. Sutartis, deklaruoja, sumoka į biudžetą nuomininkas, nuomotojas prisijungęs prie savo deklaracijos, kitais metais jau matys visas šitas sumas, kiek buvo sutarties visa vertė, kiek sumokėta į biudžetą pajamų mokesčio, jam belieka tik tai visą tai patvirtinti ir jeigu buvo bendra nuomos vertė didesnė negu 12 VDU, prisimokėti gyventojų pajamų mokestį. Tai reiktų įsivertinti. Taigi, pelningų verslų ir protingų sprendimų.